Taip pat, kai šį dieną irgi pastebima, kad žmonės ne visada žino, kad tos išlydžio lempos arba metalo halogenas, gyvsidabrio lempos, jos nusėda. Iš tikrųjų, čia yra grafikas, kur parodytas jo tarnavimo laikas. Kiek lempų gali, pavyzdžiui, per tarnavimo laiką, tai yra prie 16, tai yra vidutinis tarnavimo laikas yra 16 000, tai yra 50% lempų gali perdegti per 16 000 valandų. Ir kas yra labai svarbus, vienas iš indikatorių, tai yra šviesos srautas. Srautas, kad prie 4000 valandų, po 4000 valandų. Šviesos srautas nukrenta iki 80% ir iki vidutinės tarnavimo laiko 30%. O metalo halogeninė lempa, kiek aš atsimenu gerai, gali nukristi šviesos srautas ir netgi iki 40% nukristi. Iš tikrųjų tai yra svarbu, nes jeigu jūs nežinot šitų parametrų, kaip ir sakiau, 46 liumenai vatui tai yra našumas, iš tikrųjų gaunasi taip, kad šviesos srautas nukrenta, bet galingumą jums naudoja tą patį. Ne? Tai iš tikrųjų, tai yra pasenusi technologija, tai yra 10-15 metų. Ir jeigu žiūrint į priekį, šį dieną vienas iš tokių analizių, kaip aš, pavyzdžiui, darau. Tai grįžęs į ofisą susidedu tai, kokia yra esama situacija. Tai esamus šviestuvus, tarkim, kaip pavyzdys, yra gyvsidabrinis šviestuvas, kurio šviesos srautas yra būtent, nežinau, kaip čia lazerį įjungti. Šviesos srautas yra 22 000 liumenų ir tas loras, tas vadinamas atspindys nuo šviestuvo, kuris suvalgo 35% ir galutiniam variante gaunasi, kad šviestuvas pats skleidžia tik 14 300 liumenų. Sudėjus tokius parametrus esamą situaciją, aš skaičiuoju ant kalkuliacinės programos, apšvietimo programos ir tokia lentelėje mes galime matyti labai daug parametrų. Nežinau, ar teko daugumą matyti, bet iš tikrųjų, jeigu jau darotės renovaciją arba norit pasikeisti apšvietimą, tai prašykit specialistų, kad padarytų tokias lentelės. Iš tikrųjų, pagal jas galima labai gerai pasižiūrėti techninius parametrus šviesos. Nes, tarkim, kaip pavyzdys, aš paskaičiavau, kaip pavyzdys 20x20 patalpa, kurioje yra šviestuvai pakabinti 9,4 metrų, nes patalpos aukštį padariau 10 metrų. Įdėjau aptarnavimo faktorių 30%, nes 30% gali šviesa nukristi aptarnavimo laike. Ir man programa išmetė, kad vidutinis, sakysime, vidutinė apšvieta liuksais gaunasi 256. Tai jis išskaičiuoja visus kampus ir čia mes gaunam vidutinę apšvietą. Yra minimali 126 liuksai, čia greičiausiai bus kampuose. Ir maksimali yra 328, ten, kur yra per vidurį didžiausias srautas susijungęs. Kas yra irgi svarbu, tose lentelėse matyti galima labai daug techninių parametrų. Taip pat ir bendrą šviesos srautą ir galią bendrai šviestuvų. Pagal tai parenku analoginę, tarkim, ledinę arba, nežinau net kaip dabar taisyklingai pasakyti, ledinis šviestuvas. Panašių parametrų, kaip buvo prieš tai. Ten, jeigu atsimenat, bus palyginimo lentelė, buvo 22 000 liumenų, šviesos srauto atidavimas yra 1, tai yra labai geras rodiklis būtent naujom technologijom šviestuvams. Ir sisteminė galia. Dar tiesa, ką praleidau prieš tai, sisteminė galia, kaip jinai skaičiuojama. Jeigu gyvsidabrio ar metalo halogeninė lempa, kur rašoma 400 vatų, jūs įsukat ir galvojat, kad tai yra 400 vatų, tai yra netiesa. Iš tikrųjų, droselis dar suvartoja nuo 10 iki 25% elektros energijos. Tai prie 400 vatų reikėtų pridėti 20-25%, o jeigu tas droselis yra kokių 8-10
metų senumo, jo išaugimas būtent elektros energijos sąnaudų gali netgi iki 30%. Ir tai irgi daug kas, ta prasme, nepaskaičiuoja, neįvertina, nepasižiūri. Tada toks pats variantas kaip prieš tai, tik tai jau su lediniais šviestuvais. Po šito puslapio bus būtent palyginimas dviejų šviestuvų. Tai yra, dėl ko aš lyginu, nes dažniausiai aš susitinku būtent su gamybininkais, su pramonininkais ir jie iš tikrųjų naudoja šitus šviestuvus senus pramoninius ir jie neranda sprendimų. Iš tikrųjų, tų sprendimų galbūt yra daugiau, čia vienas iš tų pavyzdžių, nes aš visą laiką atkreipiu dėmesį į aplinką, kokia tai yra aplinka, ar ten bus šalta. Jeigu šalta, automatiškai liuminescencinės šviestuvos, kurias irgi galima sėkmingai naudoti ir turbūt ir prieš ledą gali efektyviau dirbti ir greičiau atsipirkti. Viskas priklauso nuo aplinkos, nuo situacijos. Tarkim, šitą lentelę mes galim matyti palyginimus, kuriuose naudojam gyvsidabrinį šviestuvą ir, ta prasme, esame ledinį šviestuvą. Tai yra 31,46% sąnaudų sumažinimas. Šviesos srautas yra 40% geresnis, nors galia yra kur kas mažesnė. Efektyvumas 46% geresnis, šviesos srauto nusėdimas, kai prie 16 000 valandų 30% nusėda, kai ledinis šviestuvas prie 75 000 valandų nusėda 30%. Taip, ledinis šviestuvas irgi nusėda. Ir kai kurie sako, kad aš įsisuksiu čia ledinę lempą, jinai dirbs man amžinai. Ne. Iš tikrųjų dar yra toks kaip faktorius elektronika. Ir dažnai žmonės nusigalvoja, nes tas puslaidininkis arba pats ledas, jis gal ir gali tarnauti ir amžinai. Nes šiai dienai, tarkim, Philipsas yra pagaminęs gatvinį šviestuvą, kurio tarnavimas laikas yra 200 000 valandų. Šviesos srautas 30% tik tai pakinta. Yra ledinių šviestuvų technologija, kuri leidžia visą tarnavimo laiką palaikyti tokį patį šviesos srautą. Tai yra būtent speciali programa įdiegta, kad jeigu tik tai šviesos srautas yra mažėja, tiesiog dimeriavimo būdu yra padidinama amperažas, miliamperai ir išlaikomas vienodas tolygumas šviesos srauto. Yra kelių būdų. Iš tikrųjų, galimybės šį dieną būtent su lediniu šviestuvu yra didžiulės. Bet neatmetu galimybių ir su liuminescencinė lempom, nes praeitais metais ir šiais metais turiu irgi nemažai objektų, kur tiesiog žmonės pasakė, tiesa, aš pasakysiu vieną dalyką. Ledinis šviestuvas tai yra daug turi privalumų, bet turi vieną didžiulį minusą. Jis brangus. Jis brangus. Iš tikrųjų, technologijos tos tobulėja, bet ateis laikas, kai ir kaip priminėjau, būtent dėl aplinkos, ką aš dažnai irgi analizuoju, nes, pavyzdžiui, ledinį šviestuvą negalima naudoti. Čia, tarp kitko, vienas iš žmonių irgi buvo atėjęs, sakė, mums reikalingas geras sprendimas karštom patalpom, tai yra ten, kur 60 laipsnių. Tai yra gamyba, pramonė. Ir šitam grafikai mes noriu parodyti, kaip šviesos srautas kinta temperatūrai. Jeigu temperatūra didesnė plus 35-45, automatiškai techninės savybės ledinio šviestuvo labai stipriai krenta. Ir tai labai stipriai reikėtų atsižvelgti. Nes ne visi, sakysim, gamintojai teikia šitą informaciją, dažniausiai visą laiką pasakom, kad jeigu tai yra 45, tai yra negerai. Geriausia yra aplinka 25, o dar geriau, kai yra minusinė temperatūra. Aišku, visi sako minus 30, tai galima ir minus 50. Minus 50 turbūt negalima dėl to, kad droselis jau neatlaikys. Prie minus 50 tiesiog jisai neužsidegs, nes vis tiek droselis turi irgi tam tikras savo ribas.